esame Paupio globos namų grupinio gyvenimo namuose. Grupinio gyvenimo namai yra pakankamai specifinė negalę, protinį negalę turinčių žmonių sudarytos sąlygos jiems gyventi kartu. Tai dažniausiai šiuo metu tai gyvena 10 asmenų, mes paskui pereisim, pasižiūrėsime, kaip jie gyvena, kaip sekasi čia. Čia matome virtuvę, vieną iš virtuvių, kurie jie naudojasi ir gali gamintis valgyti. Tai grupiniai gyvenimo namai yra dažniausiai, pas mus gyvenančių šiuo metu yra nuo 15 iki 55% asmenų turinčių darbingumo lygį. Šie grupinio gyvenimo namai yra orientuoti į asmenis, kad jie kuo savarankiškiau gyventų. Pažvelkime į kambarius, puikios būtinės sąlygos, baldai, lovos, baldeliai, vyriausia spinta. Čia dar vienas kambariukas. Kadangi grupinio gyvenimo namų tikslas yra teikti ilgalaikę socialinę globą, kad užtikrintų visapusiškus gyventojo poreikius. Dauguma iš mūsų gyventojų grupinio gyvenimo namuose, jie dar ir dirba. Dirba čia aplinkinėse įmonėse. Kaip pats žodis grupinio gyvenimo namai pasako, kad tai yra savarankiškumo skatinimas. Jie pas mus iš tikrųjų labai savarankiški. Vietos veiklos grupės yra didelis indėlis prisidedant, tai yra dalinis finansavimas tokių projektų, tačiau suteikia didžiulę galimybę juos įgyvendinti. Vietos veiklos grupė, pasikartosiu, turbūt jau ne kartą sakiau, bet iš tikrųjų tikrai dėkui jiems, tai jie atveria didžiulės galimybės tokiems nedidelėms įmonėms, kaip viešoji įstaiga Paupio globos namai, sudaryti galimybės, apgyvendinti, įrengti grupinio gyvenimo namus, sudaryti galimybės protinę negalią turintiems asmenims gyventi bendruomeniškai, kuo labiau stengtis suteikiant jiems pagalbą ir darbe, ir buitimi rūpintis. Noriu palinkėti, kas teiksite prašymus. VVG yra labai puikus. Vietos veiklos grupės yra puikios tuo, kad jos yra čia, šalia ir jos gali padėti be jokių tarpininkų susigaudyti, kas, kur ir kaip. Drąsiai teikite prašymus, tikrai visur vietos veiklos grupės nuoširdžiai padeda.